الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Galima apie tai sakyti, kalbėti, sužinoti. Buvom ilgą laiką ieškojimuose apie savo tautos istoriją, kultūrą, buitį, kadangi jau daugelis kartų šiais metais jau 620 metų įsikūrimo totorių karaimų tautos Lietuvoje. Vyro tėveliai statė čia mokyklą privačią, 1-4 klasės. Šiandieną čia yra žmogus, kuris taip gražiai nuskambėjo man jo žodžiai. Štai čia stovėjo mano suolas, štai aš čia sėdėjau. Na, pasirodė tas mokinukas, kuris čia sėdėjo. Tai mano kaimynas. Iš anos pusės. Ten kur Ernestas. Labai noriu padėkoti ir jums, Jūs ir jūsų šeimai, kai Merkinėje vyksta miestelio šventės, jūs ten pristatote ir kulinarinį paveldą, džiuginate savo drabužiais, arbata. Tai tikrai tokia proga yra gera proga jums padėkoti ir kartu palinkėti, kad kurdami savo istoriją nepritrūktumėt jėgų, energijos, kad užtektų sveikatos ir kad ta ir šio muziejaus istorija būtų didinga ir graži. Sveikinu! Kurią pradės mūsų Merkinės krašto muziejaus direktorius, gerbiamas Mindaugas. Dar kartą sveiki visi. Iš tiesų 10 metų jubiliejus veiklos turbūt yra svarbesnis negu šiaip jubiliejus. 20-metis, 30-metis, nes tai jau rodo žmogų, kas jis yra, ką jis padarė, kaip jis gyvena, matom. Tai dar kartą sveikinu jūs su jubiliejumi ir be jokios abejonės viskas prasidėjo nuo svajonės, ne? Tie, kurie skrenda mėlyną dangų, ir tie, kas išdrįsta vytą vėliau. Sakant, naujovių mano gyvenime ir už tai aš, kai sužinau, kad yra muziejus, kuris yra toksai veikiantis, tai man buvo labai įdomu ir aš jau važiuoju kiekvieną vasarą ir lankau vėl čionais ir man taip yra malonu, kai Liusė man pasakoja apie mūsų giminę, pasakoja apie visus mano prosenelius ir prosenelius ir kepa man visą laiką totorišką pyragą, man tai yra labai malonu. Ir aš tikrai dėkinga jums, kad vis tiek, nors kiek tai, bet mūsų susirinko ir mes parodom tą pagarbą mūsų muziejui, mūsų tautai. Tai aš labai dėkinga jums iš Danijos atvykusi ir jau aš gyvenanti ten 26 metus, bet aš niekados neužmiršau, kad aš esu totorė ir aš labai didžiuojas, kad aš esu totorė. Ir Danijoje taip pat aš su totoriais palaikau tą ryšį ir dabar net suradau totorių, kurie yra iš Latvijos ir iš Lenkijos. Taip kad mūsų daug
Ir aš labai laiminga, kad atsiranda vis daugiau, kurie išeina ir pasako, aš totoris, jie nebijo to. Saulė tėvynės padangėj tamsvoj, ir sklaido nesantaikos rūką. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj, dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj, dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Iš Lietuvos totorių bendruomenėje dabar galim priskaičiuoti 12 mokslų daktarų. Tai iš tokio didelio skaičiaus bendruomenės, iš 3000 žmonių, tai iš tiesų labai įspūdingas skaičius. Buvo laikai 90-92 metais, kada atrodė, kad jauniems žmonėms, kad išsilavinimas nereikalingas, bet ačiū Dievui, tie laikai pasibaigė. Ir dabar išsilavinimas, visi supranta, kad be išsilavinimo turbūt negalima toliau gyventi. Tai, gerbiama Liusė, ačiū, iš tiesų labai buvo miela prisiminti šitą filmą. Šitas filmas buvo statomas prieš 5 metų, poniai Aišai, kuri sakė, kad jai 85 metai, šią vasarą sukako 90 metų. Эльдарас, наш гость из Беларуси, Эльдар, который тоже говорил, что хочет создать татарскую семью. Во время самого фильма еще некоторую мою фразу здесь не показали. Я говорил, что роль единения татар казанских, которые приходят к нам, восточных, и наших литовских, которые живут в Беларуси, Польше и Литве, а это то, что объединит нас, с одной стороны, и укрепит. И также мы очень рады той толерантности, которую на протяжении 600 лет оказывает нам литовский народ. Спасибо большое. Tokią gražią, puikią bendruomenę, apie kurią turbūt, kada čia buvom pirmoj klasėje, sėdėjom Korošio toj vietoj. Niekas net ir negalvojo. Nu, žinoma, gyvenimas eina, atsiranda, atsikėlė žmonės, viskas prasidėjo turbūt, jeigu aš neklystu, naujusis pasirodymus su Bartojais. Tai va, kiek čia idėjos įdėjo energijos, jėgų, viso gyvenime būna ir sunkumų, ir kaip diena, būna naktis, ir vėl ateina rytas. Mes labai tikimės, mūsų tėvai puikiai bendravo su Liuse. Ir mes šiandien, žinoma, galiu padėkoti Gelovinės vardu, padėsim irgi tas pastangas, kiek sugebėsim. Nu ir kągi šiandien, kągi Liuse. Puikus buvome čia muziejaus atidarime, matėm tą mergaitę šokančią tenais, šiandien vėl visiškai jau kitas žmogus šoka, suaugęs, gražus, čia visi taip ploja. Čia šeima, Aleksandravičių šeima, jiems šiandieną, ne šiandieną, už keletą dienų labai gražus jubiliejus, 50 metų, kaip jie susipažino. Tai mano jaunystės draugė, su kuria kartu šokome, svajojome, kūrėme planus, kūrėme po
tos šeimas. Noriu šiandieną aš apkabinti ir tikrai karštai išbučiuoti savo draugą jaunystės, kuris prieš 50 metų sukūrė šeimą. Štai ta miela princesė yra jos anūkė. Štai šitas imamas, kuris mums pamokslą sakė, yra jos dukros vyras, taip pat augina gražią šeimą. Tai labai pavyzdinga mūsų šeima. Šitą muziejų sveikinu jūs nuoširdžiausiai. Linkiu dar pragyventi.